Kokios šios rungtynės kitų rungtynių fone iš jūsų pusės? Iš mūsų pusės eilinį kartą žaidėm labai linksmai puolime šiandien. Ir ne taip linksmai gynybai, pratęsiu sakinį. Ir kaip visada ne taip linksmai gynybai. Iš tikrųjų labai fainas varžybos šiandien buvo. Aišku, pabaigoje pasirodė emocijos nereikalingos, bet apskritai aplamai buvo labai fainas varžybos. Mums, kaip ir minėjau, labai linksmas puolime, labai turėjom daug progų, kaip neįmušė, neįsivaizduoja. Aš du kartus mačiau kamuolį tinkle, kuris ten nepataikė. O gynyboje šiandien buvo geriau, bet praleidom tokią nereikalingą įvartį. Bet sakau, buvo linksmas varžybas šiandien. Kas labiau nusipelnė laimėti, jeigu lygiųjų nebūtų futbole? Manau, kad nežinau, ką varžovai sakė, bet manau, šiandien mes nusipelnėm labiau, nes progų pas mus buvo. Varžovai nieko nesakė, nes jie galvojo, kad lygios teisingiausias. Nu, turbūt šį kartą jie klysta. Klysta, ar ne? Tai ne pirmas kartas, kai nepasinaudojot progom? Taip. Prieš porą metų mes galvoju labai gerai ir mums labai apie mus, kiek girdėjau, sakė, kad labai sunku įmušti Oniksą. Šiemet kažkaip tai tas kamuolys dažniau pas mus vartose būna, bet mes labai turim patys progų, nežinau. Lieka 4 beros varžybos, žiūrėsim. Žaisim turbūt savo žaidimą ir bandysim gerinti gynybą. Galvojat apie kažkurią vietą ar ne? Tai aš net nežinau. Tai reiškia negalvojot? Iki varžybų su VVG praeitą savaitę galvojom, kad jeigu viskas bus gerai, nes su Skaidiškiam, su Dineriu buvom sužaidę, todėl galvojom. O varžybų su VVG jau tokių minčių mažiau, ypač šiandien, tai žaisim savo malonumui ir tiesiog gerinsim savo žaidimą, ypač gynybą. Kas irgi nėra blogai. Jeigu palygintumėm rungtynes įtampos prasme, tai kas buvo šiandien ir tai kas buvo antradienį, labai didelis skirtumas ar ne? Ne, turbūt tik tai, kad antradienį žaidėm derbį prieš Vilkus, tas truputį. Veikia, ar ne? Veikia, jo. Šiandien iš tikrųjų pirmam kėliny neišnaudojom kelių progų, kur turėjom įmušti ir to pasakoja tokį, kaip sakant, klampų žaidimą įlipom, po to po pirmo kėlinio nusprendėm jiems atiduoti truputį kamuolį, kad atsirastų aikštėj erdvių, bet, kaip sakant, aš nelabai pasiteisinu. Ir tas toks įvartis, kaip sakant, darbinis. Čia turbūt sėkmė atlydėjo už praeitas varžybas prieš Vilkus, kur dar 3 turėjo mušti. Tai taip vertina tą įmuštą įvartį, ar ne? Taip. Varžovai sakė, kad nuo pat pradžių galvojo, kad tai bus vieno įvarčio rungtynės. Ką jūs galvojot? Aš iš tikrųjų galiu pasakyti vieną. Aš mačiau jų varžybas, gal 2 ar 3, ir jie taip kaip šiandien, arba man galbūt iš šono taip atrodė, tam varžybose dalyvaujant, bet jie taip dar nei vienų varžybų nežaidė kaip šiandien. Ta prasme, gindamiesi? Tiek gindamasi ir puldami. Atmačiau varžybas prieš Vilkus, jie per 80 minučių neturėjo nei vienos progos. Šiandien jie aštriai žaidė, tikrai. Aš manau, kad prieš mus visas komandas... Bet tai yra normalu. Normalu, tikrai taip. Kas toliau? Toliau žaibo kirti. Smagu bus prisiminti, ar ne? Smagu, iš tikrųjų. Bus tikrai gera kova ir mes vieni kitus labai mėgstam. Bet tai irgi turbūt normalu. Aš manau, po tos sekančios varžybos šitą lygą. Turbūt lygiųjų karaliai kitaip sužaisti negali šį sezoną. Šiemet taip. Jūs vertesni buvot laimėti ar jie? Galėjom ir mes galėjom iš tikrųjų. Nebuvo labai įdomus. Ar vertesni? Nežinau. Tai lygis žaidimas turbūt. Daug gynybų stilių, iš kitos pusės pas juos gynyba irgi grybavo. Bus nebuvo gynėjų daug labai, tai taip irgi buvo sunku persirnti, tame ir gavom iš karto įvartį pačioj pradžioj. Rungtynės kaip rungtynės. Šiaip turbūt teisingas rezultatas. Aš manau, buvo tas žaidimas toks ganėtinai įdomus, gal gale prasidėjo tokie daugiau kalbų, nežinau dėl ko, tempimas laiko gal iš abiejų pusės. O tai ką reiškia, kad abiem tenkino? Gali būti. Tai trumpai apie tai, kas vyko. Sutiko vieni iš, kaip sakoma, turnyro lyderio, tai stengiamės žaisti tokią pačią taktiką, kaip pasirinkom prieš žaibus. Laukiam savo šanso, žaidėme vėl antrų numerių ir kūrėm, ir jie kūrė progas, ir mes kūrėm progas, bet praleidom įvartį. Ir aš šiaip prieš rungtynės ir galvojau, kad mes bus vieno įvarčio rungtynės, iki įvarčio, taip sakoma. Arba mes įmušim ir pastatysim autobusą į vartus, ir jie arba pramuš arba ne, ir gavosi atvirkščiai, tai... Bet jūs po to praleistų įvarčių jau neturėjot absoliučiai jokių šansų. Kūrėm dar vieną
vieną kitą progą dar buvom sukūrę, bet... Jūs tokios nerimtos, taip. Kodėl? Vieną iš krašto ten praskyrė mūsų Kasparas, tai gana pavojingai, bet trūko tos jėgos priekį, kad galėtume iš tikrųjų duoti, kaip sakoma, kovo ir mušti. Liūdna? Nepasakysiu. Aš biškį pakeisiu klausimą. Ar liūdna labiau dėl rezultato ar dėl žaidimo? Dėl žaidimo tikrai neliūdna, šiaip vyrai kovojo, atidavė tas jėgas, gal čiučiut, kaip sakoma, nesurinkom tos stipriausios sudėties, kokią galėtume surinkti ir duoti dar rimtesnę kovą, bet šiaip džiaugiuosi vyrais, o rezultatas, aišku, netenkina, tenkintų bent jau lygiosius. O Dineris nusipelnė laimėti ar ne? Jo, nusipelnė. Pralaimėjote, bet turbūt su tokiu rezultatu nesutinkate? Galėjom geriau sužaisti. Pradžiai gal pirmą kėlinį pritrūkom tokio nusiteikimo. Labiausiai galbūt toks kovos, sakim, čia tas atrodo polygis žaidimas, rezultatą pavyko ten praleisti va čia. Bet paskui toks jausmas, kad vėlgi pritrūko kažko užsivedimo, nusiteikimo, kad ten pasitengti išlaikyti tą rezultatą. Biškai išsikeitėm, sakykim, išsibalansavo komandą. Gavom porą greitų įvarčių, realiai sugriuvom, galima sakyti taip. Galbūt antram kėlinį galėjom grįžti į žaidimą, bet tiesiog nepavyko realizuoti susikurtų momentų. Gavas tas, kas gavas. Apie rungtynes, ką gali pasakyti šiandien? Varžybos turbūt vienas iš prastesnių šį sezoną mūsų. Nors susirinkom labai daug žmonių gal. Kažkaip sunkiai žaidėsi. Pirmą kėlinį vos įsivažiavom, bet po 3 įvarčių atsipalaidavom, antram kėlinį vėl. Nėra jokio susikaupimo, nebuvo, neįmušėm įvarčio. Bet rezultatas teigiamas, tai viskas gerai. Antrą kėlinį pralaimėjote, gal yra kažkokių pagrindinių priežasčių, kodėl taip nutiko? Tiesiog turbūt nesusikaupimas, atėjom į varžybas, galvojom, pamatėm, kad jie nesirenka, pradėjom, atsipalaidavom per daug ir gavosi, kaip gavosi. Rezultatas tiek teigiamas.